Mūsų žiniom Lietuvoje dar nėra nei vienos Teslos Lietuvoje, kuri turėtų CarPlay arba Android Auto. Yra du būdai, kaip galima tai padaryti į šitą ar į kitą Teslą, kad turėtumėte šias funkcijas. Vieną būdą gal jau ir yra atradę, kažkas tiesiog nematėm, tai yra per adapterį. Adapteris paprastai, jisai yra mažas, jungiasi per USB ir jūs turit CarPlay interfejsą savo Teslai. Tai kaip ir minėjau, yra keletas būdų. Pirmą ir kalbėjau, yra adapteris. Adapteris veikia įkišus į USB lizdą, juos rasit kiekvienoje savo Teslai. Įkištat adapterį, suveikia interfejsas ir turit CarPlay arba Android Auto savo ekrane. Tačiau šitas adapteris neveiks pilnu ekranu. Jisai uždengia dalinai ekraną, kairiai pusėje išlieka Teslos nustatymai ir parametrai ir lieka tik tai dešiniai pusėje šiek tiek interfeiso. Tai va, iš tikro pajungiam ir Android Auto, kad pasižiūrėt, kaip atrodo interfeisas, kas esat naudoję, tai viskas tas pats kaip ir kitose automobiliuose, kur būna Android Auto, irgi tie patys mapsai veikia. Tai šitas su adapteriu būdas yra paprastas, lengvas, jį galite įsigyti pas mus, tačiau turim ir dar vieną būdą. Jau yra didelė tokia dėžė. Čia yra visas CarPlay modulių rinkinys. Tai modulis, kuo skiriasi nuo adapterio, kad, kaip minėjau, adapteris kišasi į USB. Modulis jau jungiasi į originalią Teslos multimedijos sistemą. Turim atsiardyti panelės, turime prieiti prie multimedijos, žodžiu, visų smegenų ir turime pajungti. Tik kas dar iš pliusų irgi su moduliu, kad važiuojant, jungiant posūkį, kai daro atsukimą, turim ir šonės kameras, kurios į kurią pusę suki, tą šoną rodo, persijungia automatiškai, po posūkio grįžtam automatiškai į interfejsą. Tas pats ir su kita pusė analogiškai rodo kitą pusę, vėl grįžtam atgal, grįžtam į CarPlay, nereikia nieko spausti, viskas darosi automatiškai. Tai viską pasižiūrėjom su Tesla. Ką rekomenduočiau? Taip, modulis brangiau, bet siūlyčiau įsidėti modulį, gausit ir kameros vaizdus iš šonų, parkuojantis ir taip toliau. Kas geriausia, tai kad gausit pilnu ekranu gražų vaizdą. Tai šitas yra svarbu, galit pasidaryti ir split screeną, bet su adapteriu daugiau vargo, daugiau jie gali strigti, modulis, kaip matėm, veikia tikrai gražiai. Tai šį modulį arba ir adapterį rastit www.carplay.lt, galit parašyti mums irgi paskambinti, tikrai pakonsultuosim. Galit ir užsukti pas mus, adresą rasit mūsų internetiniai svetainiai ir jeigu turėsit klausimų, būtinai rašykit, tikrai atsakysim ir tikimės daugiau Teslų Lietuvoje su CarPlay ir saugaus kelio.